Labas visiems! Girdėsite pasaką apie Aleksandrą Pupą, kurį sukūrė ir aprašė mūsų klausytojas Jurgis. Labai jam dėkojame už tokį linksmą herojų, kurį Jurgis aprašė būtent taip. Už 2 kvartalų nuo mūsų namų gyvena Aleksandras pavarde Pupa. Jis yra mandagus, aukštas, bet gana stambokas. Kasdien vaikšto su savo mėgstamiausiais botais, apsitaisęs odinę striukę, dailiai susišukavęs didelius kaštonos spalvos ūsus. Ant diržo laikančio mėlynus džinsus užsidėjęs sidabrinę sagę. Kadangi pavardė Pupa, tai ir mėgsta jis pupas, netgi įsipaišė ant boto auksinės spalvos pupą. Augina jis ilgus geltonus plaukus, kurie lygiai banguoja jam nuo galvos iki pat botų. Turi jis didelę nosį, bet nesigėdina, netgi ją puikuojasi. Neseniai Aleksandras įsigijo plačiabrylę skrybėlę. Dažnai ją nešiodamas vaidina kaubojų, bando užmesti lasą ant kaimynų šuns. Nors dažniausiai dėl to gauna barti. Jo mėlynos tulpės spalvos akys įsiplečia, kai Aleksandras ką nors sugalvoja. Ir vieną šeštadienį jos pražydo dar ryškiau. Mat Pupa sugalvojo iškepti labai didelį pupų tortą. Bus ryt miestelį turgus, nunešiu pupų tortą, parduosiu, tai pinigėlio užsikalisiu. Manė savo Aleksandras ir laimingai švilpiniavo pro ūsus, keliaudamas link krautuvės. Krautuvėj nusipirko sviesto, kiaušinių, cukraus, o pupų pirkti nereikėjo ir tai pilnos lentynos. Sugrįžo namo ir prie darbo. Užmerkė 10 kilogramų pupų, įsuko 5 kilogramus sviesto, o 3 kilogramus cukraus suplakė su 30 kiaušinių. Aleksandras Pupa buvo didelis vyras, todėl ir tortas turėjo gautis nemažas. Jis taip supluko, kad net susirišo savo ilgus plaukus į kasą, o tai vis plaikstėsi ir vėlėsi į tešlą. Jo didelė nosis labai pasitarnavo, kai maišė prieskonius. Ir tik vėlai naktį, kai visi jau seniausiai miegojo, pupų tortas galiausiai buvo iškeptas. Aleksandras atsipjovė paragauti mažytį gabalėlį. Tai gardumėlis. Na ir kodėl niekada anksčiau taip nesugalvojau, dar pamanė jis, o tada labai pavargęs, net botų nenusiėmęs, užmigo pasidėjęs galvą ant virtuvės stalo. Kitą ryt kakarjakų! Gaidys kaimynų kieme sugiedojo ir Aleksandras pašoko nuo stalo. Jo kaštoniniai ūsai buvo aplamdyti, o sidabrinė sagė pilve įrėžė duobelę. Bet tai vieni niekai, pamanė sau Pupa. Nusiprausė veidą, pasidabino plačiabrylę skrybėlę ir atsargiai įkėlęs didįjį tortą į vežimaitį nudardėjo link turgaus. O turgui tiek gėrybių, ne tik bulvės ir agurkai, grybai ir uogos, bet ir riestainiai, kruasanai, šakočiai. Iš kiekvieno kampo pirkėjus viliojo gardžiausi kvapai. Pirkite pupų tortą, skanu, sotu ir sveika, šaukė visiems Aleksandras. Ir visi jį girdėjo, bet kažkodėl niekas nepirko.
Vienas gabaliukas, tik vienas siauriukas, toliau šaukė pupa, bandydamas privilioti pirkėjų, bet prie jo staliuko žmonės nė nestabtelėdavo. Paragaukite pupų torto nemokamai ir jei patiks, vienas siauriukas, 2 gabaliukai. Galiausiai ėmė šaukti Aleksandras, kai suprato, kad turgus tuoj užsidaro, o jo torto niekas net geriau neapžiūrėjo. Ir kai turgus jau visai užsidarinėjo, maža mergytė 2 kasytėm pribėgo prie pupų torto staliuko, pakėlė galvą ir sako: O galima paragauti, bet nepirkti? Tiek jau to galima, atsiduso Aleksandras, atpjovė jai gabaliuką ir prašo: Būk gera, mergyt, paragauk ir pasakyk, kodėl nieks nenori mano torto. Mergaitė paragavo, apsilaižė lūpas ir greitai sukirto visą tą gabaliuką. Dėde Aleksandrai, labai skanus jūsų tortas, bet niekas neperka, nes netiki, kad iš pupų galima iškepti skanų tortą. Tikrai? Pakraipė ūsus Aleksandras. Tikrai, o be to žmonės galvoja, kad jūs ne kepėjas, o kaubojus ir dar be to labai keistas. Jie bijo iš jūsų kažką pirkti. Aleksandrui net ūsai iš liūdesio nulinko, o mėlynos jo akys papilkėjo. O tu irgi manai, kad aš keistas? Taip, ganėtinai, atsakė mergytė rimtu veideliu. Bet jūsų tortas skaniausias, kokį esu valgiusi. O aš dabar neturiu pinigėlių, bet kai būsiu didelė ir bus mano vestuvės, aš paprašysiu jūsų iškepti man tortą. Aleksandro akys vėl įsiplėtė ir iš jų net ištryško maža ašarėlė. Gerai, mergyt, pažadu, iškepsiu tavo vestuvėms dar gardesnį tortą. Dienos ėjo, savaitės bėgo, mėnesiai lėkė, metai skriejo ir ta mergytė išvažiavo iš miestelio mokytis. Turguje keitėsi pardavėjai ir pirkėjai, jau net kaimynų šuo spėjo pasenti, o Aleksandras kiekvieną šeštadienį vis kepdavo naują pupų tortą. Jis dėjo daugiau pieno, mažiau sviesto, eksperimentavo su riešutais, maišė tai grietinėlės, tai šokolado ir vis ieškojo, kaip dar galėtų patobulinti savo šedevrą. Kartais išeidavo blogiau, bet dažnai geriau. O vis tik gali būti ir dar skaniau, mąstė Aleksandras ir po savaitės pradėdavo iš naujo. Kiekvieną sekmadienį jis, žinoma, tą tortą ir suvalgydavo pats vienas. Bet tai ne bėda, nes jo dirže buvo papildomų skylučių, tad kai pilvas padidėdavo, jis tiesiog atlaisvindavo diržą ir visai dėl to nepergyveno. Ir vieną tokį sekmadienio rytą kažkas pasibeldė į jo duris. Anksčiau nei gaidys. Aleksandras pašoko nuo virtuvės stalo, kur tradiciškai po torto kepimo užmigdavo, greit pasišukavo ūsus ir pravėrė duris. Už jų stovėjo daili mergina, aukšta, labai ilgom kasom, kažkur gal ir matyta. Labas rytas, dėde, pasisveikino ji ir įteikė atviruką. Kitą sekmadienį mano vestuvės, ar iškeptumėte tortą, kaip žadėjot? Aleksandrui net paširdžiai sunieštėjo. O kiek bus svečių, klausė jis. 300, smagiai atsakė mergina. O dabar atleiskite, turiu bėgti, suknelė siuvėja jau laukia. Ir pamojusi ranka ji nubėgo gatve tolyn. Aleksandras ne juokai susijaudino.
300 žmonių? O jei kokio didelio torto reikės, nagi, neįmanoma tokio iškepti. Jis raitė ūsus, vaikščiojo pirmin ir atgal, ilgai svaidė savo skrybelę į dangų, kol galiausiai apsiramino, o tada ilgam užsidarė virtuvėje. Savaitė prabėgo neįtikėtinai greitai ir jaunajai, ir Aleksandrui. Ir sekmadienį, kai po bažnyčios visi svečiai sveteliai sugužėjo į didįjį miesto sodą, Pupa jau stovėjo pasiruošęs. Nusiblizginęs botus, pasiraitęs ūsus, bet svarbiausia, iškepęs ne vieną, ne du, o visus 3 didelius pupų tortus. Jo rankoje žvilgėjo auksinis peilis ir jis iškilmingai perdavė jį sutuoktiniams į rankas. Nuo kurio torto mums pradėti? Klausė jaunikis, truputį pasimetęs tarp 300 svečių ir 3 skirtingų tortų. Nuo kurio tik norite, sukūkšėjo botais Aleksandras. Jaunieji truputį pasitarė, o tada drauge atpjovė pasirinkto torto gabaliuką. Nuaidėjo plojimai ir Pupa patenkintas tarė: Jūs išsirinkote tortą iš margaspalvių pupelių. Tai tegu ir jūsų gyvenimas toks būna – margas, sotus ir saldus. O kiti 2 tortai pasirodo buvo iš žaliųjų ir raudonųjų pupelių. Ir visi vienas už kitą gardesni. Kur nebus, kai Pupa jų receptą tobulino šitiek metų. Svečiai jo tiek privalgė, kad šoko trypė kiaurą naktį ir niekam nepritrūko jėgų. O mažosios mergytės gyvenimas iš tiesų buvo margas ir saldus. O Aleksandras Pupa, nereikia nė sakyti, taip praturtėjo, nes dabar visi, kas tik ragavo tų tortų, norėjo dar. Ir prašė kepti gimtadieniams, ir vestuvėms, ir krikštynoms, ir dosniai mokėjo. Pupos namai pavirto tikra tortų gamykla. Ir dabar, jei kartais prasuksite pro šalį, pamatysite ant durų kabantį užrašą: Aleksandro Pupų tortai – skanu, sotu ir sveika. Ačiū visiems, kas klausėtės. O dar daugiau pasakų rasite mūsų Patreon puslapyje. Dėkojame už jūsų paramą. Ji mums leidžia kurti toliau.